Sveiki visi, taigi šiandien šeštadienis, 2 savaitės praėjo nuo to, kai pradėjau daryti internetinę parduotuvę ir manau, kad pagaliau baigta. Matote rezultatą, labai daug ryškios spalvos iš tikrųjų, labai daug ryškių dalykų, naujų, gražių. Nežinau, kaip čia bus priimta, bet dabar mažai video išleidau, nes nusipirkau iš Monikos Ra kursus, Instagramo kursus, kaip pradėti su brandais, kaip su reklama, su marketingu dirbti, kad tai neštų kažkokį pelną, nes aš labai jau 2017 metais atidariau savo įmonėlę, kuriai prekiauti papuošalais ir niekada nieko nepardaviau. Pardaviau, iš tikrųjų pardaviau per puslapį 300 eurų parduota ir per socialinius tinklus, per marketplaces parduota nemažai. Išleista daugybė 10 000 eurų, 100 000 kronom, jeigu Norvegijoje skaičiuoti, kadangi esu Norvegijoje. Ir žodžiu, noriu iš tą turėti tikrai normalų ir solidų verslą. Todėl visos pastangos dabar yra mokslams, nes labai buvau arogantiškas ir galvojau, kad viską moku, viską galiu. Kadangi tikrai esu pakėlęs daug įmonių nuo kojų ir pastatęs tikrai labai stipriai. Ir visada galvojau, kad esu labai rimtas marketingistas, ten reklamuotojas, bet pasirodo, kad nieko, laikai pasikeitė nuo to laiko, kai buvau kažkuo tai ir dirbau su tais projektais, viso to nebėra, nebeliko ir laikas atnaujinti savo žinias. Todėl gal dabar tie video išeis kiek rečiau, bet man dabar nesinori daryti tam, kad daryti ir kelti video tam, kad būtų kažkoks tai šitas tęstinumas. Dabar noriu daryti kokybišką, ateiti iki kokybiško darbo, iki kokybiškų video, galbūt įsigyti linzę. Turiu profesionalų fotoaparatą, bet turiu linzę tik tai fotografavimui, portretam, papuošalam, bet reikėtų galbūt įsigyti video, kad būtų tai tikrai labai kokybiškas, apšvietimą. Keista kažkaip. Kažkada buvau labai rimtas apšvietimo meistras, dabar su apšvietimu nesusidraugauju. Tai gal čia tik tai tinginystė daugiau. Ir norėčiau tikrai kokybės dabar ir rezultatų, nes viskas yra labai gerai su motyvacija, su viskuo, su svajonėm, viskas yra taip romantiška, gražu, bet ateina laikas, kai jeigu tai neduoda rezultatų, o tik tai dedi tai ir į verslą ar ten į kažką, tai ir negauni jokios gražos, gaunasi taip, kad išeikvoji savo resursus, gal ir tikėjimo, ir finansinius, ir visą kitą, tai vat ir dabar tie kursai su Instagramu, jau 2 pamokas padariau, ten 3 savaičių kursas. Tikiuosi viskas bus aukščiausio lygio ir nebenoriu, geriau uždarysiu šį kartą, tikrai uždarysiu, negu dėsiu bet ką ir tai, kas man nepatinka. Eisiu senais marketingo triukais, su gražiom merginom, su daug nuogumo, nuogo kūno, gražaus seksualaus kūno. Darysiu, kas veikia, kas reikalinga, nes tos visos žinios sukauptos, ar tos marketingo, ar tas asmeninio gyvenimo, jos nieko vertos, jeigu tu jų nenaudoji, jeigu nesidalini ir tau jos nieko neduoda. Vadinasi, tas visas buvo veltui. Tai dabar nepykit labai manęs, noriu aš tikrai kokybės ir net galbūt įkvėpimas ateis ir kažką tai turėsiu pasidalinti, tada pasidalinsiu, kaip vat ir šiandien prisijungiau
labai smagu žiūrėti, matyti rezultatą. Dar liko pusantro mėnesio iki atidarymo, dar reikia prekių, reikia sulaukti tam tikrų dalykų ir žiūrėti, bet svarbiausia nenustoti tobulėti. Vienintelis dalykas, kurį gyvenime išmokau, tai žmogus pasiekia tada, kai nenustoja mokytis. Jeigu tik nustoja mokytis, o dauguma mūsų nustoja mokytis po mokyklos, taip ir stovi. Taip ir stovi ir nieko nesiekia ir nieko nepasiekia ir net jei ir gyveni neblogai, bet negyveni taip, kaip galėtum iš tikrųjų. Tai vat, noriu tikrai kokybės ir noriu, kad visi turėtų gerą pavyzdį, o ne bet ką dėti, bet kur ir bet kaip. Tai vat, gal šiam kartui tiek ir tikiuosi suprasit ir palaikysit mane. Labai faina, kai parašot, kad šiek tiek ir Instagrame susidomėjimas paaugo ir šiaip, ir žodžiu, labai būtų faina, kad prisijungtumėte ir jūs prie mano Instagramų ir bendrautume ir tikrai, kad ta patirtis būtų ne veltui įgyta visiems mūsų bendrakeleiviams iš tikrųjų, nes labai sunku tas žinias perteikti, ypač kai, sakykime, turi tik tai galbūt neigiamų patirčių ir ateina galbūt ta diena, kai reikia arba jau keisti kardinaliai viską ir pradėti mokintis naujų dalykų, arba tiesiog uždaryti ir pasiduoti. Ir tai yra faktas, nes dauguma mano vietoje jau po 7 metai greitai bus, kai įmonė ir būtų jau uždarę, metę viską, tikriausiai ir pabėgę nuo tų visokių pardavimų, nuo visko. Bet kol kas dar nežinau, galvojau, kad galbūt tikrai uždaryti, bet galvojau, kad reikia geriau pakeisti mąstymą, pakeisti žinias, patobulinti, atsinaujinti ir daryti viską naujai, kokybiškai, gražiai ir svarbiausia rezultatyviai. Tai va, šį kartą gal taip tiek toks, galbūt pamąstymas ar dar kažkas ir tiek. Ačiū Jums, jeigu pažiūrėjot. Ačiū, kad esat. Tikrai faina matyti, kad vieną video ten, kur atvirai pakalbėjau, sulaukė virš 2000 peržiūrų. Aišku, aš ten biškį pareklamavau per YouTube, per Facebooką 2000 peržiūrų. Tai būtų labai faina matyti kiekvieną kartą. Intro, kurį įkėliau, iš vis nieko nepostinau niekur. Sulaukė jau beveik 300 peržiūrų, tikrai labai smagu matyti skaičius ir va čia toks rezultatas, kokį aš norėčiau matyti. Tas, žinot, kad 2 metus keli video ir pažiūri 20 žmonių, faina, vis tiek, aišku, gerai, smagu, bet noriu, kad būtų nauda tiek jums, tiek aš pats matyčiau tą grįžtamą ryšį iš jūsų ir tikiuosi greitai susitiksim ir pašnekėsim atviriau ir plačiau. Gal papasakosiu galbūt, kiek tai man viskas kainavo, kiek reikia, kiek visko įdėta, kaip viskas vyksta. Gerai, viskas jau aš čia kartojasi ir dėkui Jums labai, iki.